Sūnėnas. Nu ką padarysi? Jie mano. Bet vis tiek sako, ką padarysi. Ne, kai sako, jų nekenti. Tai jie mano vis tiek. Tai va dabar žiūrėkit. Pagunda Amerikoje parašyta, bet angliškai ten pamatysit, išversta dabar apie šnipus Maskvos. O čia su dukra, ne? Taip. O dar yra Dangaus ir žemės sūnus, biblinis romanas rašytas visą gyvenimą. Labai sunkiai skaitau. Randomės prie Merkinio piliakalnio. Tai toks krioklys milžiniškas. Ir mūsų grupė žygiuoja per tiltą. Nuo Merkinės piliakalnio. Šokite. Vaidinkite. Jau seniai beskambėjo. Seniai besidėjo. Visada. Jau seniai betylėjo. Ir buvo gerai. Jau seniai taip reikėjo. Matučio Drevičio.
namo atiteka Uosupis, o ana pusė namo teka Ūla ir Uosupis ten įteka į Ūlą. Ir jums leidus, aš čia padeklamuosiu vieną eilėraštį, ne Matučio. Bet ką padarysi? Viską gadina laikas. Na, Drevinukas atsibunda. Drevinukas tai tas herojus Matučio, kurį jis rašė gana ilgai. Atvažiuodavo į Rudnę darbo vidurinį mokyklą, sakydavo, Birute, surink vaikus. Turiu paskaityti ištrauką. Ir jis, kam jam reikėjo, jis žiūrėjo, kaip vaikai reaguoja. Ir taisydavo. Man dangaus, vanagas gali pagaut, tik paukštelį. Paukščio giesmelės jis nesugaus. Apie ką šis eilėraštis? Tai vaikai apie vanagą. O palaukit, sako, kas už railučių paslėpta? Ar buvot sugavę paukštelį? Taigi apie laisvę, apie tą patį vanagą ir paukštelį, kuriam reikia laisvės, kad jis giedotų. Čia ištrauka yra apie gyrę man pati gražiausia iš Drevinuko. Teo šią tešlamą gyrę žalioji mano sesiai. Tegul žmogus pagalbos ranką jai pasiūlys, tegul ir vaikas, ir senelis bus miškų bičiulis. Šilai siūlos, kvepiai žiedų geltonas vaškas. Mylėkit gyrę. Viskas, taškas. Ir pats paskutinis čia yra laiko upeliui užrašyta šiųmetinis, bet ne paskutinis. Į tolimą šalį, į amžiną šalį, kurion aš apsvaigęs kasdieną veržiaus. O laiko upelį, tekėk kuo lėčiau. O dabar jau apie drevę. Kaip matote, labai viskas natūralu. Sąsparos tie patys natūralūs medžiai, ant girnapusių pastatyta visa. Daug girnapusių jau nebeliko. Stogas, pirmoji nuotrauka, aš parodysiu žanos pusės, kai užeisim. Matučio. Kaip žinom, jis atsisveikino su šiuo pasauliu rugsėjį. Ir saulė, ir vėjas, į akis. O ką tau pasaulį godus pasakyti? Taip trokštų neišžūti sykiu su mirtim. Dar noriu pabūti gėlę, akmenim prie viešojo kelio, kad gurktų upelis skaidrus netolies, vaikai pasilenktų prie lauko gėlės, prisėstų senelis ant žilo akmens, lemtis mane mėtys ir vėtys ir neš, dar noriu pabūti, bent akmeniu aš. Tautinė juosta. Ir tai, ką matote, yra viskas autentiška visiškai. Na, paprastas dalykas, va, iš ten ateina tas kaminėlis. Čia buvo toks molinis, paprastas, dabar be... Matučiantas aukštas iš čia miegodama. Ne, jūs katalikas, tikintis žmogus. Radijas klausydamas. Oi, čia jis bėgdavo į tą savo drevę bet kuriuo momentu. Jam čia buvo atgaiva. Norim padovanoti. Bičiulių medus. Bičiulių medus. Oi, ačiū. Oi. O čia norim dovanoti angelą. Būkit mūsų angelas. Oi, ačiū. Ačiū. Gerai. Pirmin tada? Ačiū jums. Nu, ačiū jums už kantrybę. Už kantrybę, ačiū. Tai ar važiuosim tiesiai į Rudnę, ar trupučiuką? Trupučiuką. Gerai. Šitas kaimas, šitoj pusėje, kur mes esame, tai būtų Šumas. Šitą kaimą į upę Ūla dalina į dvi dalis. Ir yra toks pasakojimas. Sako, kad ten mes tilto dar nebuvo per Žemė Lietuvos. Ar diena žiemos, ar naktis rudens, tavo šilumos man užteks gyvent. Žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos, žemė Lietuvos. Siuvinėti paveikslai. Visą tą sieną, tai užima jo siuvinėti paveikslai. Čia turi savo garbus atstovą. Ten ant kitos sienos moterų, visi audiniai ten ir taip toliau, taip toliau. Na ir dalyvauja nuo seno iki mažo. Ir pagal tradiciją turi kaimą savo gimną, va čia
Šitą Kazimierai sako. Na, va čia mes nakvojame. Ten šašlikinė kažkokia tai gudri. Ten stovyklauja baidarininkai, su baidarėm. Palapinėse miega. Įvažiavom į lauką tokį prieš Kapščiamiestį. Emilijos Pliaterytės paminklas pastatytas 1999 metais ir deja šiomis dienomis išniekintas. Pliaterytės Lietuvos Žana d'Arc kapas. Bet aš, vienas kunigas rašė bakalauro darbą, tai jie konsultavo, tai pasikeičia bendraautorius. Tai čia tikybos mokytojas turbūt. Nes tema pasaulyje neturime. Čiulbėjau, bet... Ko kalbėt? Tai aš taip labai prastai prisistačiau. Ai, tu gražiai liaudiškai prisistatai, man tai patinka. O man svarbiausia priskabyti prie damų, tai jau svarbiausias būdas mano. Man turėsi, žinau, ir tokie gyventi medžiai. Žinau, Šiauliuose buvo tokia, žinau, mano laikais labai garsi pabuška. Smagu labai tą gatvėje, Kapsuko, atsimeni gatvę? Kapsuko. Nu tai va, tai linkiu, kad gerai gydytai, malonu, gydyt. Ir tik nekreip dėmesį ant vokelius, nekreip pasakau, kad ten parceliuoja ten, atsiprašau. Ne, nekreip dėmesį, girdėk, nesu kalvos, aš visuomet juokiuosi, čia gaidų galdusi. Čia yra mūsų
vadovių, 24 metus vadovavęs šitam mūsų chorui. Stasys Žalalis, jis yra Docentas mūsų universitete. Ką būda imti, sakytume, Čia mano kažkoks leidimas, yra albumas didžiulis, bet aš nestikiu, kas čia sutiks. Gal kaip nors perduos. vertinu ir pas mane dar nebaigti darbai, labai vertinu tokius žmonės, kurie kūrybiškai. Ir niekad neliko Ingiomalo Cieltino Bražinsko kompozitorius. Visuomet būti širdies ir nevės su vaikmetis, ką neša pasirodyti. Tai čia taip ir yra. Ką? Čia taip yra, kurių gyveno apie 1000 metų. Buvo tokia Jadvyga Šiauliuose, labai gražiai buvo, mes vadindavosi panelė, kai ji buvo labai žemaitukė Jadvyga. Žurnalistas, jeigu labai buvo kūrybinga, moteris, o ten jūs ir pastulai yra.